Sveiki, aš esu Nerijus Kesminas, kaip ir jūs, nekantriai laukiantis Europos klubų futbolo sezono kulminacijos ir atomazgos bei Europos čempionato. Todėl prognozuosiu kanale, kurį rekomenduoju prenumeruoti, ir taip bus kiekvieną savaitę. Bandysime pakalbėti apie tai, kas šią savaitę, apie tai pakalbėsime dabar, kitą savaitę ir taip toliau. Futbolas jis, kaip žinia, žaidžiamas faktiškai be pertraukų, todėl kiekvieną savaitę yra kažkas įdomaus, yra tų rungtynių, apie kurias mes pakalbėsime. Šį kartą Miunchene ir tose rungtynėse Bayernas žaidžia su Arsenalu. Pradžia tarsi ir nuo nulio. 2-2 pirmosios rungtynės, tai yra kas laimės, tas ir laimės. Ir šį kartą aš sakyčiau, kad nebus įvarčių fiestų, šį kartą neturėtų būti tokio rock'n'rollo, kokį matėme Londone. Kodėl? Todėl, kad Bayernas, kaip ir pirmose rungtynėse, vis dėlto pagrindinį dėmesį skirs savų vartų saugumui. Taip nėra Alfonso Deiviso, matyti dėl traumos nebus ir Seržo Gnabry, bet nuo to Bayernui gal tik geriau, nes būtent tame krašte Bukayo Saka su Benu White'u ir siautėjo pirmose rungtynėse. Arsenalas taip pat bus atsargesnis negu rungtynėse namuose, nes tiesiog rungtynių kaina yra daug didesnė negu pirmųjų. Dabar klaida lemia jau labai daug. Dabar mes nebesakome, kad tai yra 180 minučių dvikova. Tai yra 90, 120 galbūt. Tai yra, sakyčiau, taip, jeigu nebus greito įvarčio, rungtynės turėtų baigtis gana nerezultatyviai. Nedaugiau negu 2 tikslus smūgiai. Ir vis dėlto manau, kad čia visiškai subjektyvi nuomonė, manau, kad vis dėlto tolyn eis Arsenalas. Na ir desertas. Futbolo Super Turbo klasika šį kartą Mančesterio Etihado stadione, kur Man City žais su Realu po lygiųjų 3-3. Pirmosios rungtynės buvo visiškas kosmosas, realizacijos tokios aš gal gyvenime nematęs, viską ką mušė, viskas sukrito ir sukrito taip greta virpstų ir po skersinių, kad gražu žiūrėti. Ir kažko panašaus mes turėtume tikėtis antrose rungtynėse. Savaitgalį Premier lygoje Manchester City turėjo tokias praeinamąsias rungtynės su Lutonu, laimėjo 5-1. Realas laimėjo irgi išvykoje prieš Mallorca 1-0, bet ten labai aiškiai buvo matyti, kad jų prioritetas yra trečiadienis. Tai yra Realas leido pailsėti kone pusiai pagrindinės sudėties, Man City žaidė be Rodri, be Philo Foudeno, be Bernardo Silvos. Tai yra, jie paruošė visus įmanomus ginklus, bet čia sakyčiau taip, Manchester City dabar yra tokios formos, kad jie bus sunkiai sustabdomi. Aš nesakau, kad bus dežaviu, kaip praėjusiais metais, kaip po lygiųjų Madride jie pusfinalyje laimėjo 4-0 namie. Ne, turbūt ne, bet tikiuosi kažko kuklesnio ir panašaus. Sakyčiau taip, kad Man City laimės ir laimės nelaukdama dramos rungtynių pabaigoje bent 2 įvarčių skirtumus. Spėjimas drąsus, bet toks jis yra. Europos lyga eilėje, ketvirtadienį visą tai, ten yra įdomių dalykų, ten bus kirstynės Londone, kur West Hamas bandys sustabdyti nesustabdomą Leverkuseno Bayerį, -2 įvarčius anglų klubas turi. Ten yra itališkas, taip sakykime, savotiškas derbis Roma Milanas, kur Roma turi minimalią persvarą, bet aš norėčiau pakalbėti apie tai, kas galbūt iš šalies atrodytų mažiausiai įdomu, tai yra Atalanta Liverpoolis. Bergamo futbolininkai išvykoje Anfield'e laimėjo 3-0, taip laimėjo triukšmingai ir su galingu trenksmu ir tarsi viskas aišku. Bet vėlgi mes žinome Jurgeno Kloppo ir jo komandos mentalitetą, mes galime prisiminti daugelį dalykų, kai jie išsikapstydavo iš atrodytų beviltiškų situacijų. Ryškiausias pavyzdys aišku 2019 dvikova su Barcelona, 4-0 po 0-3 čia. Čia aš to neprognozuočiau, bet Liverpoolis išgyveno košmariškiausią šį sezoną savaitę, jie dar ir savaitgalį ir Premier lygoje pralaimėjo namie žaisdami su Crystal Palace, tai yra ateina laikas kažkaip pabandyti prisikelti. Aišku, kad prioritetas dabar anglų klubui yra Premier lyga, bet šį kartą jie lips nuo pirmųjų rungtynių minučių, nes kito pasirinkimo nėra. O Gianpiero Gasperini komandai ir jo futbolininkams iš Atalantos toks pasirinkimas turėtų labai patikti. Tai yra, čia aš prognozuočiau krūvą įvarčių, ne mažiau negu 4 ir taip temos pabaigai. Manau, kad Liverpoolis laimės, bet to neužteks, į kitą etapą išeis Atalanta. Ir nusikelkime arčiau savaitgalio, ten sunku aišku prognozuoti, nes daug kas priklausys nuo to, kas
atsitiks ar neatsitiks Europos turnyruose, ten gali būti ir traumų, gali būti ir psichologinių traumų, jeigu tu iškrenti. Kalbėti norėtųsi apie šeštadienį vyksiantį FA Taurės turnyro pusfinalį, kuriame Wembley stadione, aišku, dabar jau visa FA Taurė likusi yra Wembley'e, žais Manchester City ir Chelsea. Apie Manchester City formą aš jau kalbėjau, ditirambų sudėliojau, sudėtingas tvarkaraštis, aišku, tai yra vienas pranašumas Chelsea komandai. Kitas dalykas yra motyvacinis momentas. Chelsea tikrai jo nestokos, nes FA Taurė yra vienintelis šansas būti Europoje, tai yra nepraskristi už borto antrą sezoną iš eilės. Manau, kad aišku, stilistiškai tai atrodys taip, Manchester City atakuos, kontroliuos, bandys, Chelsea ginsis, galbūt netgi nepasidrovės autobuso vartose pasistatyti kai kuriamis atkarpomis, bet aš tikiuosi kovos. Aš tikiuosi galbūt ne gražaus, žaižaruojančio futbolo, tikiuosi, kad bus kova ir kad Chelsea laikysis ilgai, todėl spėčiau taip. Manchester City į kitą etapą pateks, bet pateks nerezultatyviose rungtynėse, laimės 1-0, galbūt lygiosios 0-0, 1-1 baudinių serija, kažkaip taip, bet kova bus ir nemanau, kad tai bus rungtynės į vienus vartus. Aš Nerijus Kesminas, mano prognozės, mano įžvalgos šiai savaitei yra tokios, žiūrėkite futbolą, aš darysiu tą patį ir pabandysiu su jumis savo įspūdžiais dalytis kiekvieną savaitę. Prenumeruokite kanalą.